Nu ką, sveiki, sveikinuosi su jumis po beveik metų pertraukos. Tai turėjom šiokių tokių techninių nesklandumų, dėl kurių negalėjom įkelt šito video. Tai per tuos metus labai daug kas pasikeitė. Informacija, kurią matysit video ir ką žiūrėsite, šiek tiek turbūt yra pasenusi, bet mes tiesiog pirmam bandymui, tą tokį tikrą bandymą, tai norėjom palikti seną video. Ką buvom ir nufilmavę, tai automobilius, kuriuos matysit, tai mes jau esam senai išardę. Detalių vis tiek turim, tai galit drąsiai parašyti. Kitas dalykas, kas pasikeitė, tai pasikeitė mūsų sandėlio dydis. Per tuos metus labai prasiplėtėm elektroninį, vadinkim, sandėlį, tai daugiau žymiai detalių susiskaitmenizavom ir pasitalpinom į Ovoko platformą. Tai beveik dvigubai, jeigu ne trigubai, išaugo mūsų sandėlis per tuos metus. Trečias dalykas, kuris pasikeitė, tai nebesam mes pirmi, kurie bandom žmonėm parodyti auto detalių, kitaip sakykim, šroto kasdienybę. Tai iš vienos pusės gal ir šiek tiek liūdna, nes norėjau būti pirmas, nesigavo, bet iš kitos pusės gal nėra taip ir blogai. Žmonėm bus daugiau pasirinkimo, ką žiūrėti, daugiau galimybių, lengviau susiras savo reikiamas automobilio detalės. Tai tikiuosi, kad nesipešim kaip katės ir sugyvensim draugiškai. O dabar jums gero žiūrėjimo. Nu ką, sveiki, mano vardas Krispas, prekiauju naudotom automobilių dalim, dar kitaip sakykim, dirbu šrote. Tiesiog kilo tokia idėja, kad reiktų pabandyti perkelti viską į šiuolaikinę erdvę, tai į socialinius tinklus. Taip pat gvildenom šitą temą. Įvertinus tai, kad šiomis dienomis internete tikrai yra pilna turinio, kai žmonės tiesiog perka, parduoda automobilius, juos taiso ir panašiai, bet nėra iš vis jokio turinio, kaip pavyzdžiui žmonės prekiauja naudotom dalim, prekiauja šiaip dalim ar kažko panašaus. Tai mes pagalvojom, kad tikrai būtume pirmieji, manau, Lietuvoje, gal ir net pasauly, nes pats labai domiuosi automobiliais ir tikrai nesu atkreipęs dėmesio, kad kažkas kažkur keltų tą tokį kasdienį gyvenimą iš, taip vadinkim, šroto, kaip viskas vyksta, kaip visi pardavimai. Tai kaip ir sakiau, kad gvildenom ilgai tą temą, bet iki galo niekaip taip ir neišgvildenom, kol tiesiog vieną dieną ekspromptu sugalvojom susukti labai trumpą, ten gavosi 3 minučių video iš dienos. Mes tvarkėmės ratus automobilių ir jos fotkinomės įdėti į Autoplius autogidą. Ir tiesiog taip ekspromptu sugalvojom, kad reikia nufilmuoti trumpą video. Padarėm, sumontavom, gavosi neblogai. Įkėlėm į Instagramą, sulaukėm, tikrai nesitikėjau, bet sulaukėm daug gerų atsiliepimų, gerų žodžių, paskatinimų. Tai nusprendėm, kad reikia bandyti, per galvą niekas neduos. Jeigu ir duos, tai kritika yra gerai, reikia ją priimti. Aišku, ta kritika turi būti pagrįsta, o ne ten, kad komentaruose, kai parašo, tu toks anoks, nes negražus. Tai čia taip nevyksta. Bet sakau, kadangi mes pirmieji tai darom, nes iš aplinkinių, nežinau, šrotų Lietuvoje, kas kurtų tokį kūrinį, keltų viską į kitą lygį. Tai žiūrėsim, kaip gausis ir pamatysit tolimesniuose epizoduose. Važiuojam į darbą dabar. Tai ką, atlėkėm į darbą, einam, viską parodysiu, papasakosiu, supažindinsiu, susipažinom, mes dabar reikia supažindinti su visą įmonę. Tai, kad žmonės nepagalvotų, tai mes nesam kažkoks daržinės šrotas, mes esam UABas, labai jau ilgą laiką veikiant įmonė, šūdniekiais neužsiimam, turim visus leidimus, tepalus, antifrizą priduodam, padangų miške nemetam. Atėjom į mūsų aikštelę, tai aikštelėj dabar turim kokį 20 mašinų, dar kitoje aikštelėm turim mašinų.
Bet aš čia tiek daug pasakoju, tiek daug visko sakau, bet svarbiausia tai taip ir nepasakau, kad mūsų įmonė vadinasi UAB Nabekas. Mes randame Šiauliuose, Žemaitės gatvėje 143A. Tai čia turbūt svarbiausias dalykas, ką turėjau jau turbūt iškart paminėti. Laikui bėgant gal kažką prisiminsiu, ko nepaminėjau, gal kažkas pasikartos, tai nepykit. Nes, sakau, filmuojam pirmą kartą, tai patirties nedaug. Daug dar ko nemokam, daug gal bus klaidų, tai kažką patarkit, pasakyk, pažerkit kritikos su saiku. Dirbsim, tobulėsim, norim kurt gerą turinį ir kilt į topus. Tai va, o dabar jau ką, einam dirbt. Nu ką, aš jau darbiukė, pas mumis, kaip visada, nuo pačio ryto tie darbai. Varo, visur bėgi, lėki, niekur nespėjai. Šiandien laukia sunki dienelė, daug fiziško nepatogaus darbo lauke. Žiūrėsim, kaip seksis, bėgu į rubinėlę persiūrim. Šiandien šrote nulis įdomaus kontento, nes tvarkomės vairo kolonėlės, daug visko metam, tai nieko įdomaus šiandien nevyksta. 20 minutes later. Dabar darysim gelbėjimo operaciją. Paklydusi Hyundai Santa Fe Tucsonas nebegali išvažiuoti, tai dabar mes jai bandysim ištraukti. Naudojam šluotę labai nepamainomą daiktą forklifterį, kaip vietiniai, kaip pas žmonės jį vadint traktorium, nes kaip traktorius. Tai va. Turint tokią problemą, kad mašina ilgai stovėjus ir užkepę suportų yra. Kažkas matomai gal buvo rankinių ištraukę, tai pasiėmiau draugelį štyrių ir draugelį plaktuką. Tai bandysim dabar kažkokiu būdu atvaluoti suportą. Būtų gerai ratų nesugadinti, nes vis tiek reikia parduoti ratus, kad atsipirktų Pitaks, kurį nusipirkom ratą vežioti. Tai va, mes čia bandom, kitam kadre pamatysi turbūt, kaip mums sekėsi. I hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring a better bad because I'm bigger, better. Solo single, selling several shows at every single second. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Kinda came and crushed the competition, hope they get the message. Look, living it fast, spinning my M in the bag, I never go slow. Tokiai situacijai atsidūrėm, kad nusimontavo vapšė padangą, pradėjo ten ant vietos putot. Nes automobilis daužtas į galą, tai zapaskė prispausta. Bandom dabar išleisti orą, kad išsitraukt zapaskė, pasikeist ratą ir įvažiuoti savo kūdu jau. Pozicija ne pati patogiausia, atrodo turbūt irgi ne pats normaliausiai, bet tokia ta darbo diena šrotė. Dirbom pist, nebedirbom jau dabar nuotykiai. Nors tokie čia ir nuotykiai. Informaciją ratą pakeitėm, bandėm pavažiuoti ir niekas nepasikeitė. Tai dabar kels už užpakalę ir važiuoti. Nes kadangi galiniai ratai vis dar laiko. Šūdas gaunasi, technika kasasi ir dabar vis dar kasasi, tiksliau gal taip reiktų pasakyti. O, bumbos. Nes aš tik vėjas skrendantis aukštyn dangu. A few minutes later. Turim gan prabangų automobilį, bet neturim vietos jį laikyti viduje, nėra nei durų. 3 iš 4. Ir salonas gan einama prekė, nes 7 vietis. Reikia bandyti išsaugot. Tai bandysim kažką ir sugalvoti ties tuo, kad padaryti.
Nu, žodžiu, kažką darysim, dar tiksliai nesusitikinęs ką, bet kai padarysiu, parodysiu. And it's going up, I'm a trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better, no, read what I wrote, I'm a bestseller, yeah, reach for my goals, hit it dead center, yeah. One eternity later. Tęsiam darbus po pietų pertraukos, grįžtam toliau prie kolonėlių, nuotykiai baigė su mašinom. Grįžtam prie sunkaus, neįdomaus, neskanaus darbo angare. Kelsimės šitas į apačią visas vaira kolonėlės, kas nebereikalinga, kas nebeaktualu, sulūžę, sugedė, tepalas išbėgęs tą metam laukan, pasiliekam tiktais ištraukę. Susipirkam geras vairo kolonėlės, kurias vėliau kelsim į RRR, kur, tikėkimės, jos visos išvažiuos į užsienį pas naują klientą. Ir dar tarnaus daug metų. Užsidedam apsauginius akinius. Darbo diena baigta, metalo pilna, įsikrovėm, mėgsim dabar į metalkę atiduoti viską ir po to jau kur nors reikia. The next day. Labas rytas, pradedam naują dieną nuo pitako, pitakas neužsikūrė, tai žodžiu, turim tokį daiktą pasidarę, mes šrotę labai gelbė. Boosteris. Geras pakrautas akumas ir su trumpais laidais. Tai opa. Porą kartų žvakės pašildom. Turėtų griausti. O, iš karto užsikūrė. Meanwhile. Tai gal jums pasirodys keista ar kvaila, kad mes šią antradienį visas kolonėlės ėmėm žemėn, dėjom į viršų, dabar vėl šitą lentyną tuščia, vėl mes jas nešam ant žemės. Tai antradienį mes viską tik susirūšiavom, nusikėlėm ant žemės, išsimetėm, kas nereikalinga ir pasilikom tik tais vairo kolonėlės, kurias mes dėsim į RRR portalą. Visas kolonėlės atsinešėm vėl prie stendo. Tai va, parodysiu stendą, turim tokį stendą. Tai primityvus, paprastas fotkinimo stendas, kuris puikiai labai tarnauja. Įmam šitas kolonėlės, po vieną dedam ant stendo, fotkinam ir tada klijuojam lipduką. Lipdukų printerį turime mes kitam kabinete, tai susifotkinus kažkokį kiekį. Nu, atsinešam lipdukus, susidedam ant kolonėlių ir kolonėlės vėl keliauja atgal į lentyną ir turim va tokį gražų vaizdą su lipdukais visais. Išėjau į lauką šiek tiek aprodyti jums vieną bolidą. Šiandien atvažiavo siunta iš užsienio, nupirkom automobilį. Šiek tiek degęs automobilis. Tai va, jums parodysiu Volvo XC90 7 metų, bet va toks saloniukas. Aišku, mums čia labai aktualių dalykų salone nėra. Kaina atitinkama. Tai tiesiog tokį apžvelgt trumpą apibėgimą, gal pilnesnę apžvalgą gal padarysim. Tai čia yra vienas iš mūsų visų turimų automobilių, kurių dabar irgi gal neturim tiek daug, kiek dažniausiai turim, bet turim labai daug išsiardę automobilių. Tai visus mūsų automobilius galite rasti mūsų Autopliuso puslapyje. Nuorodą paliksiu apačioj, rasti visus mūsų ardomus automobilius. Plus visas mūsų turimas detalės galite rasti mūsų RRR puslapį, kurį irgi paliksiu apačioj.
Visas detalės, visą sortimentą galit rast, galit pirkt, galit rašyti tiesiai mum. Sutarsim geriausią kainą ir kažką surasim tinkamo jūsų automobiliui. Tai mes automobiliu vien Autopliuse skelbimų turim apie 400 išsiardę skirtingų automobilių, bet dažniausiai atsidarę vieną kažkokį konkretų skelbimą galit pamatyti, kad prie to pačio skelbimo yra sukeltas po 4 mašinos tik tai skirtingų spalvų, tai taip mes taupom vietą. Tai kiekis tikrai milžiniškas, tai jūsų automobiliui dalį surast, nu tikrai nebus sunku, kainą irgi galėsim pasiūlyti tikrai gerą. Prasibėgom lauke per keletą automobilių, o dabar grįžtam atgal į angarą, einam toliau dirbti ties vairo kolonėlėm. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. B.O.D. Get the spell check, a fact check. Tomorrow. Labas rytas, šiandien turim penktadienį. Penktadienį pradedam, kaip matėt, jau su darbiniu auto, ne su pitaku šį kartą. Ryte tokie reikalai, kad reikia susirinkti dėžės. Dėžės mums reikalingos pakavimui, jos kaip ir į pabaigą. Tai judam dėžių, prilėkiam dėžių, susirinkom dėžės, turim pilną darbinį auto dėžių. Tai dabar galėsim pakuoti. A few moments later. Ką, prisėdau į ofisiuką, apibėgsim dienos planas, nu tai kaip ir kiekvieną penktadienį tokių kažkokių grandiozinių planų nėra. Eisim toliau ten, kur kolonėlės tvarkytis ir tiek. Bandysiu kažką pafilmuoti, kažką parodyti įdomaus, bet nu kad dabar paskutiniam dienom vien tvarkomės, tai nieko įdomaus nespėju ir pafilmuoti, nes nieko įdomaus ir nevyksta. Tai dar turiu vieną užsakymą, kurį susipakuosiu. Ir lėksim toliau. 5 hours later. Nu ką, diena jau įpusėjo, gal net daugiau negu pusę prabėgo dienos. Darbų daug nieko nepadarėm. Nu, tipinis penktadienis. Galvoju, pafilmuosiu varau mašiną į ardymą. Tai turim tokį kabluką ardysim Opelis. 1.7 dizelis, angliškas. Nu bet šis tas bus iš jo. Tokia va komplektacija, nu, tipinis kablukas, tai nieko įspūdingo. Galim pasižiūrėti galą. Nu, gale kažkas kažką vežiojo, turėjo kažkokias lentynėlės, kaip čia įsibraut. Tai toks kablukas, nieko įspūdingo, nu gal kažkam kažko reiks. Tai pradedam ardyti, greitų metų detalės galėsit rasti ir pas mumis RRR puslapyje, ratai 15. Padangos neprastas, bet ir nenaujas. Tokį varau dabar į ardymą. Porą dienelių ir greičiausiai, kad šiandien jau vis tiek nepradės chebra, yra kitų darbų. Bet antradienį jau ant pietų turbūt bus plikas kėbulas, pabandysiu pagauti, kai vešim į metalą pliką kėbulą. Pasakykit, chebra, kaip galvoja, tiktų man toks kablukas? Vietoj bambalio. Vietos daugiau, irgi baltas. Sąnaudos nedidelės, aišku gaila, kad anglas, tik tais gal mes ir būtume jį pasilikę. Klaidelių jokių nedega, viskas tvarkoj, radija groja, žiūrėkit, bet aišku parodyčiau, tai paklausytume muzikos, patestuotume. Avarinis viskas veikia, viskas tvarkoj, pečiukas veikia, gaila, kondiškės neturim, nu tai tas va jau minusas ir aišku stogas neatsidaro. Tai nežinau, ar geriau už kabriką mano, nu bet vietos bent būtų, nes dabar su to kabriku tai nieko gero, kai reikia kažką pasivežti, tai labai blogai, bet nu vis tiek nereikia gal būti išpizdėjusiam, kabrikas yra kabrikas, o pažiūrėkit, kiek lekia. Vincas Spiritas aš beveik.
Nu ir viskas. Paliksi mašiną hebrikiai. Jie ją išardys. Detalę sufotkinsim, jie rerera ir... Всё. Varysim kitą. Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller.